Sveiki. Šiandien noriu su jumis pasidalinti veido jogos pratimais, kuriuos atlieku, kai būnu kamščiuose. Ir iš tikrųjų jie veikia, jeigu nežinojote, man yra 85 metai ir aš tik labai gerai atrodo. Iš tikrųjų man beveik 30 ir aš tikrai esu patenkinta savo veido odą ir už tai iš dalies tikrai turiu būti dėkinga veido jogai. Darydama šios pratimus tikrai neatrodysite gražios, daugiau juokingos, bet turite tam nusiteikti, tiksliau nusiteikti smagiam užsiėmimui. Jeigu stojate kamštyje arba laukite draugės, kuri nubėgo kažko nusipirkti parduotuvę, tai turite kelias laisvas minutės pasigražinti. Taigi pradėkime nuo pirmojo pratimo, kurį vadinu liūto įkvėpimu. Jisai atpalaiduoja visus burnos raumenis, mažina raukšleles šitas bjauriasias ir atrodo labai juokingai. Jisai daromas taip, yra įkvepiama per burną ir iškvepiama iškišant liežuvį ir suraumuojant. Tai va, šitas pratimas galite jį pakartoti kokį 10 kartų. Jisai ne tik tai dailina šitą veido sritį, bet ir nuima stresą, manau, ir aplinkiniams vairuotojams, kurie jūs stebi taip pat. Kitas pratimas – kaktos atpalaidavimas. Galima daryti jį šitaip, ištempiant odą nuo antakio pradžios ir tempiant ją iki čia ir palaikant apie 10 sekundžių ir paleidžiant. Galima daryti taip pat tiesiog braukiant pirštais per visą kaktą. Jeigu kartais jūs ilgai praleidote daug laiko prie kompiuterio, siūlau jums akių pratimą, kuris taip pat dailina ir šitas veido sritį. Tai pradedant nuo žiūrėjimo į viršų, sukame akių obuolius aplinkui, palaikydami ties kiekvieną poziciją šiek tiek. Jeigu kažkurioje vietoje jaučiate tempimą, tai sustokite ir užfiksuokite akis būtent toje pozicijoje. Šitas pratimas sumažins akių skausmą ir tokia kartais atrodo, kad net obuoliai skauda iš vidaus. Tai jį galite daryti ir užmerktomis akimis. Kitas pratimas. Putlesniems ir dailesniems lūpoms. Jisai daromas atvertus galvą ir, kaip aš sakau, bučiuojant orą. Jis ne tik tais dirba su jūsų pagurkliu, bet ir dailina lūpas. Putlesni žandai. Daroma išpučiant žandus ir juos banksnuojant pirštais. Taip. Visus pratimus šiaip tai siūlau daryti apie 30 sekundžių arba kartoti iki 10 kartų. Tada dabar galvoju, pakiems darau štai tokį pratimą. Švelniai laikydamas savo rodomosius pirštus, žiūrite į viršų ir mirksite blakstienom. Va taip, nieko įdomaus. Na ir paskutinis pratimas skirtas jūsų kaklui ir pagurkliui. Tai tiesiog pasukus galvą į šoną, ją šiek tiek atlenkiame atgal ir jaučiame šitoje vietoje tempimą. Užfiksuojame 10 sekundžių. Ir sugrįžtame atgal. Ta pati darome ir su kita pusė. Žinoma, veikia ir galvos sukimas aplinkui, ir lengvas veido masažas, argi netgi galite užbaigti pamasažuodamas savo trečią akį. Ir jau iš mašinos lipti žymiai žvalesnės, gaivesnės ir gražesnės. Viskas. Tavo firma nesatsisveikinimas. Nereikia. Ne?